Įsivaizduokite, kad jūs esate kempinė. Mažas vaikas, kurio užgaidų, norų kažkokių nepatenkino tėvai. Ir jūs supykot, kažkiek jūsų pykčio išsiliejo, nes ašaras buvo, isterijos, bet kažkas ten dar liko. Kol jūs augat, atsiranda broliai, sesės, vėlgi kažko nepasidalinot, kažko supykot ir vėlgi kažkiek ašarų išleidot, pykčio išleidot, trenkėt, pastumėt, atėmėt, bet kažkas jumise liko. Ir taip jūs augat, atsiranda draugai, kurie vėlgi ne viską padaro, kaip jūs norit, ir vėlgi ateina neigiamos emocijos, kažkiek jūs išliejat, susipykstat, nebedraugaujat savaitę dvi, vėl draugaujat, ateina studijų laikai, dėstytojai nepatenkina, dar visokie. Ir vėlgi jūs kažkiek išsiliejat, bet jumise lieka nuoskaudos, pykčiai. Ateina jūsų vyras, žmona, jūsų vaikai, draugai ir vėlgi kolegos, direktoriai, bendradarbiai, vairuotojai kitų automobilių, kol jūs vairuojat, kažkas jums užminė, kol laukiat, kad sumokėt už prekes. Ir jūs išliejat, kažkiek sukaupėt, kažkiek išliejat, kažkiek sukaupėt. Ir dabar įsivaizduokit, pabandykit prisiminti žmonės. Jie dažniausiai būna tikrai iš artimos aplinkos, tėvai, giminaičiai, vyras, žmona, buvę vyrai, buvusios žmonos, draugai, draugės, kur, kaip ir jūs turit santykius, bet kažkokie prisimena situacijas ir jūs jaučiat kažkokį gumulą, kažkokį pyktį, kažkokią nuoskaudą, kad buvo nesąžininga. Ir jūs prisimindami, matot, ką padarot. Ir jūs, čia yra jūsų kūnas, jūs taip kaupiat, išsiskiriat ir pavyzdžiui, kuriat naujus santykius, o jūs su tom neigiamom emocijom ateinat į santykius. Pradžiai, kol jūs nesąveikaujat, viskas gerai, kai tik suartėjat, šitas žmogus nori jūs apkabinti ir ką jūs padarot? Paleidžiat. Pykčiai, kas čia tokio, nesupratau, ašgi sausas, o kas čia iš tavęs liejasi. Nebūtinai nauji santykiai, ateina vaikai. Vaikas nori dėmesio, nori jūsų šilumos, mažas vaikas, isterikuoja, verkia, nežino, kaip išreikšti savo santykius, ką jūs darot. Jūs jį apkabinat ir kartu pasipylė. Einat į naują darbą, nauji kolegos, nauji draugai, nauji hobiai. Jūs ateinat ir leidžiat iš savęs tą, nes jūs pilnas šito, kai tik tai pradedat sąveikaujam reiškia mes suartėjam ir pradeda piltis ir jūs šlapinat kitą žmogų. Reiškia, jūs dalinate savo neigiamom emocijom. Įsivaizduokit, jeigu jūs tokie ir ateina dar vienas toks žmogus. Ką jūs darot? Abudu šlapi, abudu su neigiamom emocijom. Tai yra tiesiog mūsų protas kartais sunkiai suvokia žodžius, bet kai pamato, tai jam yra lengviau suprasti, kaip viskas vyksta. Pats procesas pradeda aiškėti. Ir dabar įsivaizduokit, kad jūs tavo kempinė, kur pastoviai turi ką išleisti. Ir jūs eisit visada, kas tik tai prisilies prie jūsų, jūs visada paleisit kažkiek tų neigiamų emocijų. Kol jūs neišsivalysit, tai jūs visada paleisit. Paleisit nesąmoningai, atrodo jau pradirbau, bet atsitiko kažkas tiesiog neeilinio, kas išmušė jūs iš vėžių ir vėl paleidot. Ir jūs galite taip eiti per gyvenimą, paleisdami savo neigiamas emocijas. Bet jūs galite dirbti su savim, su psichologu saugiai, paleisti, kur psichologas šalia, aš esu čia, paleisk, bet ne į mane, jeigu psichologas pradirbtas,
ne į mane, o tiesiog aš esu šalia ir aš tau leidžiu va čia va viską išspausti. Ir būtent konsultacijų metu jūs taip išsispaudžiat, kad viskas jau daugiau nebėra. Ir jūs einat į gyvenimą. Jūs einat kaip visai kitaip. Ir būtent tai ir yra, kad aš nebelaikau neigiamų emocijų, aš ateinu į bet kokius santykius su artimaisiais, su svetimais, su bendradarbės, bet kur manyje jau nebėra kas paspaustų ir išspaustų, nes aš jau suvokiu, kodėl taip įvyko, išanalizavau, pradirbau, paleidau ir koks čia šlapės bebūtų, tai nebent aš leisiu jiems sušlapinti mane, bet aš jau nebešlapinsiu, aš jau nebeturėsiu ką išleisti. O kadangi aš jau pats išgyvenau šitus dalykus, pačias situacijas, tai aš galiu suvokti ir padėti tau. O galiu ir nepadėti, tiesiog man netinka, kad tu visas tas šlapės ir aš jau pati tik tai išsivaliu ir aš galiu tiesiog išeiti ir surasti tą, kur mes abudu tokie sausiai ir mes sukursim gražius santykius. Ir dar, jeigu jūs tas šlapės, kur jūs paleidžiat, jeigu jūs to nepaleidžiat, tai įsivaizduokit, kas darosi su jūsų kūnu. Visos lygos tikrai 95% lygų yra būtent psichosomatinio pobūdžio, kad manyje yra daug neigiamo. Ir aš nenoriu to paleisti ir tas veikia mane iš vidaus. Nes dar vienas niuansas, tėvai, pavyzdžiui, aš buvau vaikas, tėvai neleido man išsiverkti, kai aš ten nukritau. Ir aš kaupiu, kad tu manęs nepagalėjai, tu manęs neapkabinai. Vyras, aš norėjau išsiverkti, kažką ten pavargus, oi, būtų čia ko verkti. Ir aš sukaupiau nuoskaudą, o jisai tai ir nuėjo. Jisai sausas nuėjo, tėvai sausi nuėjo, o aš tai savyje sulaikiau šitą drėgmę. Ir įsivaizduojat, ne jiems yra blogai, o man yra blogai, nes aš savyje laikau neigiamas emocijas, o jie gyvena savo gyvenimą ir net gali nežinoti, kad jumyse susikaupė tiek vandens. Todėl, jeigu pagalvojat apie žmonės artimiausius, apie savo praeitį ir jaučiat nuoskaudas, pyktį, susierzinimą, kad kažkas nesąžiningai pasielgė, kažkas jūs išnaudojo, jeigu jūs žiūrėdami į savo praeitį ir matot sunkumus, tai tikrai kviečiu ateiti ir dirbti, kad pasižiūrėtumėt ir vau, tikrai buvo visko, bet aš stoviu čia tvirtai ir aš žinau, ko aš noriu.